Labai džiaugiuosi čia būdama dėl to, kad intelektinė nuosavybė ir tvarumas yra dvi temos, su kuriuom profesinė prasme teko dirbti ir dirbu. Tai prieš tai buvo intelektinė nuosavybė, dabar tvarumas. Tai tikrai džiaugiuosi, kad jau atsiranda vietos, kur galima suderinti tas dvi temas. Norėčiau pradžiai jūsų paklausti, kas susidūrė ir žino terminą greenwashing? Ar bent vieną ranką? Nu va, turim vieną ranką, labai smagu. Tai šiandien aš ir norėsiu papasakoti apie skirtingus, kaip populiariai būna kalbama, 50 Shades of Grey. Tai čia yra 50 žalios spalvos atspalvių. Tai papasakosiu ne tik apie greenwashingą, bet ir kitokias formas, tam, kad suprasti, kaip tai yra paplitę ir kur mes galime tą surasti. Ir pereisiu tada jau ir prie teisinio reguliavimo, kuris ateityje tikiuosi padės tas temas reguliuoti, nes iš tikrųjų iš Linos pranešimo girdėjom, kiek daug gražių dalykų gali būti su prekės ženklu pasiekiama vartotojam, edukuojama, pranešama apie produkto prekės naudą, vertę, bet šiuo atveju mano tema yra labiau apie tą negražiąją pusę, kiek iš tikrųjų gali būti manipuliuojama vartotojų pasitikėjimu. Labai trumpai, tai kaip ir minėjau, prieš tai daug metų teisininkė buvau ir tą Giedrius irgi paminėjo, kad galbūt ką svarbu ir ką norėčiau paminėti, atkreipti dėmesį, kad būtent Oxlabs IT kompanijoje paskutinius jau metus dirbau su patentų bylomis Amerikoje, nes ten turėjom ir turime ginčus. Tai iš principo teko prisidėti ir prie patentų strategijos kūrimo. Šiai dienai nuo 19 metų jau turime virš 100 patentų registruotų, didesnė dalis Amerikoje, čia kaip ir apie konkurencingumą kalbėjom. Yra įvairių priežasčių, kodėl taip yra. Tai mano ta patirtis man leidžia šiek tiek tą platesnį matymą, kaip prisideda intelektinė nuosavybė prie tvaraus verslo. Ir šiai dienai būtent jau 3 metai, kaip aš dirbu su šitą temą. Tai labai trumpai dar tada apie Oxlabsus, kad mūsų pagrindinės ESG temos, aplinkosauginės, socialinės valdysenos kryptis, tai yra kokybiškas mokslas, investicijos, inovacijas ir klimato veiksmai. Tai vien iš to galima turbūt irgi pamatyti, kad kokia yra koreliacija tvarumo temos, kad inovacijos tai nėra tik tais kažkas apie žalę, bet iš principo inovacijų kūrimas. Ir tokiu būdu irgi tas inovacijas kurdami, edukuodami visuomenę ir prisidėdami prie klimato veiklų, mes, bent jau aš stengiuosi, kad negreenwashintumėm. Tai visgi apie tą greenwashingą. Tai klausimas jums, ar šiai dienai manote, kad ekologinio manipuliavimo teiginių kova su jais yra įmanoma ar ne? Tikrai taip. Šiai dienai turime nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą, turime reklamos įstatymą. Iš principo, dabartinis reguliavimas leidžia kovoti su vartotojų klaidinimu. Visgi, 20 metais Europos komisija padarė tyrimą, patikrino žaliuosius teiginius ir nustatė, kad apie pusę iš jų iš tikrųjų neatitinka tos informacijos, kas yra skleidžiama, tai yra klaidinanti, nepagrįsta informacija, beveik pusė teiginių neturi pagrindžiančių įrodymų. Ir iš tikrųjų turime labai daug sertifikavimo įvairių ženklų, tai virš 200. Ir pusė iš jų taip pat nepakankamai atskleidžia tą kokybės vertinimą. Tai bendrai paėmus galim sakyti, kad kas antras prekės ženklas ar teiginys apie žaliuosius kažkokius požymius ar savybės iš principo mus klaidina. Pavyzdys iš Valstybinio patento biuro registruotas prekės ženklas, ekodumas. Palieku jums spręsti, ar manote, kad tai yra ženklas, kuris klaidina ar neklaidina. Tai
Pereinu tada galbūt į tą jau atspalvių temą, skirtingas greenwashingo, ekologinio manipuliavimo formas. Ir pradžiai norėčiau tada papasakoti apskritai, kaip atsirado greenwashingo terminas. Tai 86 metais Amerikoje mokslininkas savo esė pirmą kartą panaudojo šitą terminą, kalbėdamas apie viešbučių verslus, kurie teigia, kad naudodami rankšluosčius prisidėsite prie tvarumo. Šiai dienai mes suprantam, kad tai yra kasdieninė praktika ir viskas su tuo gerai, nes tikslas yra taupyti resursus, bet koks yra esminis aspektas, kad autorius panaudoja šitą terminą informuodamas ar teigdamas, kad visgi verslai tą daro ne todėl, kad siekia būti ekologiški, bet dėl to, kad nori tiesiog sutaupyti savo resursus. Tai iš to ir buvo mintis, kad vartotojams kalbama viena, o siekiama visai kitų tikslų. Tai šiai dienai visi, matyt, irgi pripažinsim ir sakysim, kad ta viešbučių naudojama schema nėra bloga, nes jinai iš tikrųjų padeda ir resursus taupyti, ir įmonės, ir gamtos. Tai šiai dienai to jau nepavadinsim greenwashingu, bet įdomu, kad nuo to prasidėjo šitas terminas. Pateiksiu jums dabar kelis pavyzdžius, kad pamatytumėm skirtingas formas, kaip greenwashingas gali pasireikšti mūsų komunikacijoje. Tai turime žaliąjį susibūrimą. Tai terminas, kuris apibūdina apsijungimą, kai tam tikri bendruomenės ar verslai susijungia po kažkokiu ar tais sertifikuotų ženklų, bandydami parodyti, kad būdami tos bendruomenės dalim, jie iš tikrųjų yra tvarūs. Tai pavyzdys Airbnb, tiem, kas dalyvauja toje nuomos platformoje, siūlo naudoti eco-label, kad jeigu darysite ABC kelis žingsnius, tada galėsite užsidėti tą eco-label, kas iš principo yra tam tikra greenwashingo forma, todėl kad Airbnb sistema kuria labai daug socialinių problemų. Būsto kainos, negalėjimas įsigyti apskritai, išsinuomoti būsto tam tikrose regionuose. Tai vien tai, kad kažkas naudoja pernaudojamus buteliukus kambarį, tai iš tikrųjų nereiškia, kad tas nuomos verslas jisai yra tvarus. Turime kitą formą – green shiftingas. Tai yra žaliosios kaltės permetimas vartotojui. Čia yra reali reklama Lietuvoje, kur iš principo aš šiaip labai pykstu ir man nepatinka tokios reklamos, todėl kad perkelia vartotojui atsakomybę, kad tu išmesk, rūšiuok, daryk kažką, bet iš principo nekeliamas klausimas apie tai, kad iš tikrųjų prekės ženklas turėtų tas verslas keisti savo praktiką, kad nebūtų sukuriama tiek tų šiukšlių. Kitas pavyzdys – žalesnis nušvietimas. Tai irgi yra tam tikrų konkrečių aspektų išėmimas ir kalbėjimas apie jos, kokie jie gražūs, geri ir teigiami, nuslepiant visą negražų vaizdą. Tai dažnai mes susiduriam ir tarkim, su plastiko industrija, Coca-Cola, Nestle, daug daro įvairių veiksmų, kalbėdami, tarkim, kad yra kažkiek tais pernaudojamo plastiko naudojama, bet iš principo irgi nespręsdami pagrindinės problemos. Coca-Cola yra pagrindinis teršėjas pasaulyje plastikų. Tai šioje vietoje irgi daug yra iniciatyvų, kalbama apie tai, kad turėtų keistis reguliavimas ir turėtų būti uždrausta naudoti vienkartinės pakuotės, pereiti prie daugkartinio vartojimo pakuočių. Tai iš principo, sakydami, kad kažkiek sumažinam plastiko naudojimą, suploninam sienelę, tai reiškia, kad vis tiek nėra taip, kad mes sprendžiam problemą. Čia jau labai susijęs su patentų biuro veikla, tai yra žaliojo ženklinimo klausimai, kaip minėjau, virš 230 yra įvairių sertifikacijos ženklų naudojama. Turbūt galite atkreipdėmėsi irgi pasižiūrėti ir pasakyti, o tai kaip man atskirti. Tai šitoje vietoje čia turbūt irgi yra vartotojų informavimo klausimas, kaip vartotojai gali nustatyti, kurie ženklai yra
pagrįsti įrodymais, kurie ne. Bet šiai dienai iš tikrųjų turime labai daug ženklų, kurie neva tai rodo ekologinį sertifikavimą, iš tikrųjų tokie nėra. Greenwashingas, žalieji ketinimai, tai yra viena iš formų, kai teigiama, jog mes esame, siekiame būti tvarūs ir labai bet esmė, kad tie ketinimai nėra įgyvendinami. Prieš porą savaičių čia nuskambėjo vienas atvejis, kai Amerikoje irgi nesiremiant greenwashingo reguliavimu, bet tiesiog bendruoju klaidinimo reguliavimu buvo nubausti investicinis fondas 17,5 milijonų bauda už tai, kad teigia, jog yra investuojantis į žaliuosius fondus, bet iš principo nebuvo jokio tvarumo konteksto įrodyti, kad visgi tai yra tvarūs fondai. Ir tas greenwashingo terminas, apie kurį prieš tai kalbėjau, iš tikrųjų čia neaptariau visų, kiek yra tų įvairių formų, bet greenwashingas yra visiškai atvirkščia forma nuo greenwashingo. Tai yra nutylėjimas, su kuo dabar susidarėm, kad verslai bijodami būti apkaltinti greenwashingu, pereina prie strategijos nieko nebesakyti. Ir gali būti, kad daro labai daug gražių veiksmų, bet bijo apie tai pasakyti dėl to, kad kažkas įvertins, kad nepakankamai darot ar, žodžiu, neatskleidžiat visų aspektų. Tai šiai dienai jau tai irgi yra problema, todėl kad kai nėra kalbama apie teigiamus pokyčius, tai iš principo mes nešviečiam visuomenės, neįkvepiam kitų keistis ir pasislepiam kažkur tais bijodami kažkokių tais bausmių. Taigi, nors ir minėjau, kad šiai dienai kaip ir yra reguliavimas, visgi jo panašu, kad nepakanka. ES visgi vertino, kad reikia atskiro dokumento, tai šiuo metu yra tvirtinimo procese ekologiškumo teiginių direktyva. Jinai turėtų įsigalioti kitais metais, perkelta į nacionalinę teisę 26 ir už 2 metų turėtume mes jau ją turėti įgyvendinta. Valstybės narės turės pačios nuspręsti, kas bus tie įgyvendintojai. Tai aš taip spėju, kad patentų biuras turėtų irgi liktais gauti kokių nors pareigų šito vietoj, užtikrinti, kad tie terminai nebūtų naudojami. Tai bus irgi įdomu išgirsti kitus pranešimus, galbūt apie tai išgirsim. Tai pagrindinis koks aspektas šitos direktyvos, kad teiginiai apie ekologiškumą turi būti pagrįsti įrodymais. Ir sertifikavimo sistemos irgi turi būti trečiųjų šalių sertifikuojamos, kad nebeužtenka pačiam susigalvoti kriterijų ir sakyti, kad čia jau mes tvarūs. Tai čia kalbam apie tai, kas dar įsigalios, o šiai dienai turime jau šiais metais priimtą vartotojų įgalinimo direktyvą, kuri irgi kalba apie konkretesnius tikslus, kad tai yra ne tik tais paslaugų, prekių, bet ir prekių ženklų reguliavimas, veikia kartu su ekologiškumo teiginių direktyva ir plačiau kalba apie tai, kad turi būti produktai patvarūs, taisomi, perdirbami ir irgi kaip turėtų būti komunikuojama apie šitas savybės. Tai, kaip minėjau, buvo jau priimta šita direktyva, tai lauksime perkelimo. Ir 26 metais turėtų būti jau taikoma valstybėse ir vartotojų įgalinimo direktyva ir žaliųjų teiginių direktyva, jos numato baudas. Tai šiuo atveju, man atrodo, čia kaip ir su GDPR, kai padidėja baudos ir daugiau grėsmės atsiranda, tada ir natūraliai verslai pradeda sąmoningiau galvoti, ką komunikuoja ir kokius veiksmus daro. Ką turbūt svarbiausia būtų paminėti iš šitų 2 direktyvų, galbūt dar vienas aspektas, kad tai nėra tik 2 direktyvos, yra ekodizaino reglamentas, yra dar kitų įvairių dokumentų, tai iš principo tas žaliojo kurso vizija, jinai įgyvendinama per įvairias kryptis. Galbūt šiai dienai čia buvo man aktualu apie 2 aspektus, apie 2 direktyvas pakalbėti, bet iš principo per daug kitų sričių vis tiek iki mūsų ateis tas stipresnis reguliavimas tam, kad vartotojai nebūtų klaidinami. Bet ką aktualu iš šitų 2 direktyvų žinoti, kad
tiesiog yra uždraudžiami eko, šmeko, žalia terminai, kuriuos mes matome šiandieną visur naudojama labai lengva ranka, tai jų tiesiog nebus galima naudoti. Tai ekologiškas, žalias, tvarus, atsakingas, palankus aplinkai, veiksmingai vartojantis energiją, biologiškai skaidrus, neutralus poveikis klimatui. Visi šitie terminai, jie negali būti vartojami, jeigu nėra aiškios įrodymais pagristos informacijos. Ką daryti? Tai informaciją teikti aiškiai, objektyvę, patikrinamą, kuri būtų trečiųjų šalių patikrinta, sertifikavimo sistema veikianti būtent per trečiuosius asmenis, ekologiškumo teiginiai, konkrečiai įvardyma, ar tai visam produktui taikoma, ar tik jo daliai, ir ko nedaryti, kad nenaudoti teiginių, kad prekė gali būti sutaisoma, kai taip nėra, kad prekiai būtini programiniai atnaujinimai, kai taip nėra. Čia mes tą turime su telefonu rinką, kur kalbama, kad gali keisti bateriją, bet paskui paaiškėja, kad negali, arba, pavyzdžiui, kad ir su programiniais atnaujinimais mums jos bruka, sako, reikia, bet iš tikrųjų tai yra tik tais funkcionalumo padidinimas, bet iš principo nesusijęs su produkto naudojimu. Ir tais atvejais, kai jau norime kalbėti apie neutralumą klimatui, labai aiškiai reikia įvardinti, kad ŠESDO kreditų pirkimas nepadeda pasiekti to neutralumo, kad iš principo savo veikloje turi daryti pokytį tam, kad pasiektum neutralumą. Ir kaip daryti? Tai pavyzdys, jeigu iki šiol kažkas sakė, kad klimatui nekenkianti pakuotė, tai šiuo atveju reiktų tikslinti ir sakyti, kad 100% pakuotei pagaminti naudojamos energijos gaunama iš atsinaujinančių išteklių. Tai yra konkrečių faktų pateikimas, kuo tai yra susiję su tuo klimato nekenkimu. Jeigu sakom neutralus klimatui, tai turime pagrysti tam tikrais faktais ar produkto gyvavimo ciklo poveikiu. Ko negalima sakyti, kad pagamintas iš perdirbtų medžiagų, nenurodant kuriai daliai, tai pavyzdys, kad tada turėtų būti nurodoma, kad tik kamštelis yra pagamintas iš perdirbtų medžiagų. Na ir, pavyzdžiui, biologiškai skaidus, kad turi būti tada konkrečiai nurodoma, kokiomis sąlygomis būtų tas skaidumas. Tai iš principo pagrindinė turbūt žinutė, kad niekas nesikeičia, kaip turėjom neklaidinti vartotojų, taip ir toliau turim jų neklaidinti. Ačiū labai uždėmesi. Ačiū, Urtė. Mes turime dar vieną klausimą iš mūsų žiūrovų ar dalyvių. Ar Lietuvos teismuose buvo nagrinėta ginčų dėl vartotojų klaidinimo dėl neteisingos informacijos apie ekologiškus produktus? Tikrai taip, esu mačius straipsnių, bet kadangi su bylomis nedirbu, tai nesimsiu komentuoti, bet tikrai yra buvę. Taip, prašom, aš tuos mikrofoną jums, kad visi girdėtų. Tai buvo viena byla prieš gal kokius 6 metus, Neste buvo skirta bauda. Ten tada dar tos baudos už vartotojų klaidinimą nebuvo tokios didelės, apie 10 000 eurų. Būtent dėl to, kad jinai kalbėjo apie ne to, kad tai yra biodizelinas ir ten to priedo buvo per mažai, kad galėtume kalbėti apie tai, kad tai yra palankesnis kažkuo produktas ir jinai buvo bausta. Tai čia garsiausia mūsų, garsiausias lietuviškas greenwashingo atvejis ir jis yra visiškai prie seno reguliavimo, kai dar apie tas direktyvas nebuvo net kalbama. Tai čia tik parodo, ką ir Urtė pasakė, kad iš tikrųjų galime ir su esamais teisiniais įrankiais puikiai valdyti šitas rizikas. Tik tai čia noro turbūt reikia. Gerai, ačiū Jums. Klausimų dar turime? Jeigu... O dar yra klausimas. Taip, ar Lietuvos teismo... Dėl klaidinimo, taip? Ar yra numatyta atsakomybė už tokį klaidinimą? Taip. Taip, tai jeigu konkrečiai nesąžiningos komercinės veiklos įstatymas numato baudas,
kurios yra už pirmą pažeidimą iki 3 procentų, ten iki 100 tūkstančių, jeigu pakartotiniai iki 6 procentų, tai iki 200 tūkstančių nuo metinio apyvartų. Tai baudos yra ir manau, kad su naujomis direktyvomis jos gali ir didėti. Gerai, ačiū Jums. Yra dar vienas klausimas. Taip, iš mūsų auditorijos čia. Taip. Norėjau papildyti, kad ne tik nesąžiningos komercinės veiklos įstatymas numato atsakomybę, bet ir reklamos įstatymas dėl klaidinančios reklamos. Tai pats dirbau konkurencijos taryboje prieš eilę metų, tai turėjom bylų, kad klaidinanti reklama buvo dėl ekologinių ženklų, buvo jogurtai ekologiniai ir panašiai, kurie iš tikrųjų net nebuvo ekologiniai. Gerai, tai dar ačiū. Vienas puikus pavyzdys Taip. Apie tai, kad ir Lietuvoje šitų atvejų yra. Tikrai taip. Gerai, tai jeigu klausimų daugiau neturime, tai padėkokime. Tai Oxylabs AJ tvarumo vadovė Urtė Karklienė. Ačiū Jums.